pažymėt. O šiandien yra... Taip, na kad tvarka pas mus draugija. Vienas, kas ateina į draugiją, yra registruojamas. Čia sėdi mūsų sekretorė, administratorė, kitaip. Labai gerai. Tokia pozityvia patalpa. Ačiū labai. Pradėti ir apžiūrėti patalpas mūsų. Kaip pasikeitė jos. Matėt, kai buvo, kai buvo prieš tai. Dabar amato kabinetas. Čia kur? Mes vis atnaujinti. Aš jau visur kaip ir buvau. Mūsų užimtumo, mūsų pagrindinis kambarys, kuriame dainuojam, šokam, žaidžiam, skaičiuojam, su kompiuteriu klasėje, su kompiuteriu atsinaujinam, suremontavom, susitaisėm, gavom dovanų, susidomėtą paveikslą. Tai va, biškį nauja, biškį sena, kėdės, kojos, nuozdrai. Gerai, Tai va, čia irgi buvo tokia spinta atvirom, o dabar viskas susitvarkė ir kadangi dabar prabagotėjom naujais kambariais, tai va čia yra mano kabinetas ir buhalteris. Kaip šauniai sugalvoja. Labai gerai. Tai kad mūsų kabinetui kažkas. Tai čia buvo siuvykla. Čia buvo siuvykla. Dar tada dailutės nebuvo. Dabar žiūrėjau, nes turi savo sanmazgas, Dabar savo žiūriu, net grožio kabinetą. Aš galiu pažiūrėti. Prašom, man labai smalsu, kaip yra. Kuras nors vieną degalinę. Ji nerado. Rodiklės rodė užrašai mantrų. Tekėjo upė tarsi mantra. Likimas. Jonava išbūrė raganėlė, pavirtusi į mergužėlę. Šiandien
tekėjo laikas Jonavoje. Ramutė kartą sugalvojo papuošt trobelę samanotą, apšiūrusią ir kiek protą. Mes pritarėme bendrų choru. Gražiai gyventi visi nori. Į stalčius negalės uždarė, visi lyg vienas tvarką darė. Plušėjo Vilmantas, visiuko, raštus, kėdes, duris, mat buvo vydas rankoj su plaktuku. Ir dainorėlės plūko lyg bitelės, įrodė, kad ne tik dainuoti gali, auksinių rankų savininkės pavirto šauniom darbininkėm. Visiems reikėjo plauti, dažyti, gremžti, šluoti, nebuvo kada net miegoti. Dar mūsų rankų laukė kiemas, bei parūdiję liūdni rėmai. Reikėjo piktžoles išrauti, per rėmus teptukų pabraukti. Pabaigę darbus, uždainavom, gerų emocijų daug gavom. Trobelė švietė lyg paparčio žiedas, kuris per jonines atrieda. Neleisiu meluoti Ramutę, įėjau į patalpas ir jau sakau, o reikia tas kėtes atgal nešti. Taip puikiai atrodo, taip jauku, paprasta, šilta ir labai šviesu. Jūsų patalpos dabar tokios jaukios, kur tikrai norisi ir pabūti, ir pasilikti. Ir žinot, galvoju, kad tikrai čia yra jūsų tie namai, kur jūs dabar nuo šiol praleisite dar daugiau laiko, negu būdavo iki tol. Nes jos ir erdvesnės, ir jaukesnės, ir šviesesnės, ir rankdarbiams dabar yra kur kas daugiau šviesos. Ir sėdžiu dabar ir galvoju apie jūs. Stebėjau jūsų socialinėje paskyroje iš tiesų, kaip jūs atsinaujinat, kaip jūs susitelkėt visi. Ir tikrai tokios vienybės ir tokio įsitraukimo stokoja daug organizacijų. Daugybė bendruomenių šiais laikais yra linkusios prašyti ir gauti, bet labai nedaug tokių, kurie patys savo darbų prisideda, taip kaip prisidėjote jūs. Ir iš tiesų šiandien stebinti viską jau naują, šviežią, kyla labai didelis pagarbos jausmas. Apskritai jums kaip bendruomeniai, kaip organizacijai. Ir jeigu kalbėtumėm apie jūsų draugijos pavadinimą, yra tas žodis veiklos. Tai va tas raktinis žodis veiklos. Jūs nepaprastai daug gebate nuveikti kartu. Aš nežinau, kokia yra jūsų paslaptis, kokius burtus gal tikrai Ramutė ant Taškuotas iš Suvalkijos atsinešė ir čia visus užkūrė. Nežinau, bet panašu, kad tie burtai veikia. Tie burtai draugystės, bičiulystės. Dėkui visiems stiprios sveikatos ir ramybės. Gyvenkite ilgai būkite energingi, veiklus ir už viską dėkoju. Su Ramute susipažinom turbūt prieš 2 metus jau mes šventojoje konferencijoje. Ir pagalvojau, mes labai daug kalbėjomės apie draugijų veiklas, apie visus darbus. Pagalvojau apie Ramutę. Jonaviečiams pasisekė, kad jie sulauks tokios pirmininkės. Ir dabar jos darbai jau matomi. Ramutė, sėkmės jums darbuose, mūsų nelengvuose darbuose iš tikrųjų. Rūpėdamės mes, stengiamės. Ir jums taip pat sėkmės. Ačiū. Labai gražios patalpos, aš čia pirmą kartą, tikrai. Aš manau, kad jie paskui. Vilties paukštė dainavome turbūt su Valerija kultūros namuose, o čia dar pirmas sykis. Visur pirmas sykis. Visur pirmas sykis dar. Pirmas. Smagu. Taip, su savo neįgaliųjų draugijos pirmininkės Stanislava Globienė. Dar va tokias eilutes jums perskaityti. Kreipinys bus tau, bet visiems kartu čia linkima. Likimas tau dėkoja už tai, ką tu darai, už gėrį, kurį kloji. Ten, kur šilti namai, likimas tau mojuoja lengva ranka, nes tu kitiems padovanojai, kas šilta ir jauku. Likimas nepavydi, jis lydi su džiaugsmu, nes tavo siela švyti nuo atliktų darbų.
Bendramintė, kaimynė ir bendradarbė. Kad tavo galvoje niekada netrūktų idėjų ir netrūktų rankų jas realizuoti. Su švente. Miela kaimynė, retai sutinkam, bet sutiksim dažniau. Tad siūlau šiokią tokią dovanėlę, kad mes kartu visi susėdę ir jūsų nariai galėtų išgerti kavos ar arbatos. Ir susidėti pieštukus, kuriais labai gražiai piešia. Čia rankų darbas. Norėčiau paminėti motinos Teresės žodžius. Dideli darbai prasideda nuo pačių mažiausių smulkmenų, bet jeigu tos smulkmenos daromos su didelė meilė, tada ir yra dideli darbai ir tokie rezultatai, kaip šiandieną mes matome pas. Pirma dalis – supulingoji. Statė čia gadais darželį. Žiūri, piktžolių darželį. Mokykla lai bus pradinė, bandelės kas gaspadinės. Keitėsi laikai, idėjos, naujus užrašus idėjo. Bus čia centras ir archyvas, paslaugos ir knygos gyvos. Benamius šalin nuvis, drąsiai jaunavos viltis. O jau šiandien tikra šventė. Neįgalus spraudės kentė, tinkas nebeskils giliau, atkurtuvės pagaliau. Antra dalis iškilmingoji. Bet taip liūdnai. Ir vadai, ir savanoriai, kibo į darbelį oriai, Stasės Aušros honoratus, sendaikščių štai nusikratė, neša juos plačiausiais žingsniais, mūsų Dainius Kepežinskas. Sienos švies, lubos nekrito, vainikus pins mokyt rytą, bočio šaškiam teks pažaisti, dainomis užgydyti žaizdą, o jei ką sukalt mergaitės, kvieskit senbuvį Morkaitį. Valdžią turit ar neturit, klausia prie laukųjų durų. Štai jis, sako sekretorė, mūsų jėga, draugijos svoris, tai ramutė mūsų mažutė, tempia darbus po truputį. Gal kas prisijungti nori, lengvint pirmininkas svorį. Dar viena dalis, trečia dalis, sakiau, kad įgrįsiu labai. Palaimintoji. Tai aš, Vidas Švilp pasiruošus. Gerai skaičiu. Toliau. Tai ačiū atkakusiam šiandien į šitokią fiestą. Čia veiklą kiekvienas kaip šiaudas kenduolis suranda. Tai ačiū atliekusiai valdžiai, svetelėms iš artimo miesto. Galėkit ir būkit įgalus, išsaugoję kojas ir sprandą. Erdvė ši šviesi, būste suburę žygiui kilniausiam, padėti nelaimėje draugui, vaduoti iš bedugnės. Jei rankos netiesim, karausta iš gėdos mums ausis. Darbai dėl paukščiukų, dėl parašo, meskit į ugnį. Tai ačiū Violetai, darbštuoliai iš gatvės žaliosios,
draugijos kūrėjai ir nūdienos gerajai dvasiai. Dėl jos atėjau šion Golgoton kelių ir meldžiuosi, viena šitaip ištarė sėdus prie popierių klasėje. Te atveria džiaugsmas duris, nes diena atkurtuvių, languos ten neblėsta viltis, kad paguosčia paaiškins, jei mums tiems žvejams ant padėklų neatneša žuvį, tai kišteli meškerę, sako, žvejok čia nepliauškės. Žingsneliu. Dar kokie biškiu. Pas mus prašau čia. Koliko žingsniuko. Nu, vienas. O šaunius turim kaimynus, ane? Labai. Tai dabar man pristatyti, gal jie patys pristatyti, nes jie labai gražiai šneka. Skamba dainos vokalus, kituosius sumėginas namų. Aidas man atkartoja šeimą namų. Vyktai dieną negelai, negelai, skambės į dariukai. Rodos grįžta geri laikai, visai darbai. Takelis gauna ir namo. Pabėgo laikas kaip vanduo. Ta melodija paprasta. Dar ilgai širdies skambės mintyse. Takelis gauna ir namo. Pabėgo laikas kaip vanduo. Ta melodija paprasta. Dar ilgai širdies skambės mintyse. Ten, kur vėjas vingavo dangaus plačioj kalnų širdy. Atėjo laikas skrist, atėjo laikas skrist. Į šoną, nuo kalno nusileis. O, ho, ho! Visuose ekskursijose, visur, visuose darbuose, visuose žygiuose mūsų. Daug idėjai triūso ir pastangų, kuriant mūsų vieną draugišką bendrą kolektyvą. Už viską tariam nuoširdų tau ačiū. Laiši menka dovanėlė primena mūsų draugystę, bendrystę ir nepalieka, neapleidžia mūsų sveikata, kad mes
galėtume toliau bendrauti, dalyvauti, žygiuoti, dainuoti, dirbti. Ačiū tau. Ačiū jums. Ačiū savo visiems žmonėm geriem, kurie prisidėjo prie šitų namų atkūrimų, atnaujinimų. Tikrai buvo daug darbo, daug streso, daug visokių naujų patirčių, bet šiandien turim tai, ką turim, jūs visi jūsų teismui vertinkit. Praktiškai daug kas išmesta, daug kas atnaujinta, daug kas naujai įsigyta. Ir čia yra visa tai jūsų dėka, jūsų visų dėka. Be jūsų nereikėtų ir manęs. Bet jūsų visų šiluma, nuoširdumas, savanoriavimas, darbas be atlygio. Kai Vilmantas vedė laidus po plintusais šliaužiamas pilvu, nes po šitas dulkėtas grindis tada, tai žinokit daug ko verta. Ačiū jums, mėlyjeji, dar kartą. O už šitą dovaną. Mūsų pamatų būrelis pagamino iš tikrųjų kaip floristės be gėlių. Taip, tai iš tikrųjų šita gėlė, jinai energetiškai krauna, jinai privalo būti pas jūs kabinete, kad sustiprintų jūsų visą esybę, kuri ir taip stipri, bet pagalba iš šono tikrai nemaišo. Todėl semkite stiprybės. Ačiū. Ir maitinkite smegenis. Sveikatos metų sveikatos, sveikatos metų sveikatos, sveikatos metų linkime, kūrybos metų kūrybos, kūrybos metų kūrybos, kūrybos metų linkime. Valio, 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 valio,